pirmos video, už kurio idėją turiu padėkoti Angelic Dancers TV. Aš kalbėsiu bet ką, kas tik šauna į galvą. Angliškai tai vadinasi Rumble. Pradėkim. Laukiu labai penktadienio, nes važiuosiu pas savo kilmės šeimą, sakykime taip. Važiuosiu į Šilutės miesto šventę. Šilutės miesto šventė, Šilutė, gimtasis miestas. Šilutėje gyvena mano draugai, Šilutėje gyvena mano šeima, Šilutėje gyvena mano brolis, mano mama, mano tėtis. Šilutėje, Šilutės gyvena mano mylima draugė Justina. Šilutės yra kilusi mano brangi draugė Ugnė linkėjimai, jeigu žiūri. Šilutės yra kilę daug draugų, dauguma jų yra išlakstę po visą Lietuvą. Bet džiaugiuosi, kad su tais, kurie yra patys svarbiausi, aš vis tiek palaikau ryšį. Ir mes susitinkam, tai rečiau, tai dažniau. Bet labai dėl to džiaugiuosi, aš suprantu, kad gyvenime nebūna taip, kad tu su visais išlaikai ryšį. Tai yra tiesiog neracionalu. Ir žmonės keičiasi, laikai keičiasi, išsiskiria pažiūros, išsiskiria keliai ir tai yra labai labai normalu. Mano toks yra požiūris, kad jau geriau nutraukti ryšius, kurie yra apie praeitį. Bet jeigu dabartyje nebėra nieko bendro su žmogum, tai ir tavęs neveda į priekį. Nereikia įsikibti tokius santykius vien dėl to, kad buvo geri prisiminimai. Taip, gerbti žmogų reikia prisiminimus taip pat, bet judėti į priekį visada. Nestovėti vietoje jokių būdų, nes net stovėjimas vietoje toks kaip dalykas net neegzistuoja. Tu niekada nestovėsi vietoje, tu visą laiką eisi atgal. Mėgstu pomidorus ir labai mėgstu būtent kaimiškus pomidorus. Atsimenu, kad mano tėtis darydavo pomidorus, tiksliau augindavo pomidorus. Ir jaučiu, kad visai būtų faina paragauti naminių pomidorų, galbūt reikėtų nusipirkti tuškų, aš galvoju, visai būtų gerai. Visai gera būtų idėja. Kaip tik prie mano darbo yra prie paturkelės, reikės užsit pasižiūrėt, gal jame ar bus tų pomidorų. Tuo pačiu matau, kad reikėtų sudėti indus į indaplovę ir ją įjungti, bet gal tai padarysiu vakare po darbo grįžusi, nes bus daug paprasčiau. Tokie dalykėliai, aš matau, kad trūksta daržovių, man reikia pastiprinti save, reikia pastiprinti savo kūną, reikia pastiprinti savo raumenis. Vakar stiprinau savo raumenis, dabar vos galiu sėdėti ant kėdės, labai skauda kojas, sėdmenis ir visa kita. Tai reikia sporto daugiau ir nugarai, nes nugara yra biškį silpnesnė negu turėtų būti. Ir aš turiu sporto programą, bet aš jos kažkaip neįgyvendinu, neįvykdau. Ir, žodžiu, neturiu niekam atrodo nei laiko, o gal tiesiog prioritetai ne ten sudėlioti, bet čia yra mano atsakomybė. Ir aš bandysiu kažkaip suderinti tuos dalykus, nes prie pat namų išėjus ir turininkai padaryti ir ten gali visaip kaip sportuoti ant jų. Galima daryti pratimus su savo svoriu, tai yra labai gera erdvė, labai grynas oras, ramybė ir kaimynai ten net nevaikšto, niekas ten tavęs net nežiūri, nestebi, bent jau man taip atrodo. Nors galimai jie mane ir stebi, nes aš naujas žmogus atsikraustęs, o kaime gyvenant, visi yra atsikavę pakankamai. Tai nežinau, pažiūrėsim, bet manau, kad sportas yra labai gerai ir sportas realiai yra pagalbininkas nuo visų ligų. Tai reiškia, kad eiti hiršti lygiai taip pat, nes tada gaunas taip, kad mažiau yra stimuliacijos smegenims, mažiau jis reikia ir tu būni ramesnis, tavo mintis būna ramesnis. Ir tiesiog dienos eigoje tu geriau visko sudėlini, viską geriau atsimeni, taip toliau ir panašiai. Iš vis nėra tokio streso, kurio nepašalintų sportas. Tai turėkite omenyje, kad jeigu jūs belia kaip jaučiatės anxiety, nerimas, panika, eikit bėgiojimas iškart nuima viską. Ne iškart, ne per pirmą minutę, bet jeigu pabėgsit 10 minučių, labai didelė tikimybė, kad tu nebejausi streso. Pabandyk, jeigu tau taip jaučiasi, kad reikia, kad noriu išvengti streso. Ačiū, kad biškį užlūžo smegenų srautas, kas yra gerai, nes aš labai išvargstu
šviesa išsijungia kaip dabartiniu atveju, dėl to tiesiog turi būti fono šviesa. Ir matot mano visus netobulumus, bet aš esu čia tokia, kokia aš esu, aš esu tikra. Aš nenoriu apsimesti, aš nenoriu prisidažyti pilną makiažą ir apsimesti tobulą gražuolę. Aš tiesiog noriu būti savim, nes mes žmonės esame paprasti. Ir makiažas kartais yra okei, nesakau, kad makiažas yra blogai. Aš kartais pati pasidažau, kai yra kažkokia ypatinga proga, taip toliau, bet stengiuosi būti kuo dažniau natūrali, nes man tai yra vertybė. Ir nenoriu apkrauti savo odos be reikalo. Ir aš manau, kad jaučiuosi pakankamai komfortabiliai būdama be makiažo. Aišku, reikėjo priprasti prie to, bet jau praėjo daug laiko. Tai jo. Man labai karšta namuose, yra labai šilta, reikės pradaryti langus. Dabar noriu, nes gali būti triukšmo iš lauko. Bet to pačio paukščiukai girdėtas, tai būtų labai faina. Jaučiu, kad noriu valgyti bandelę, kurią matau ant savo stalviršio, bet vyras ką tik parašė žinutę, nes skaito knygą apie gliukozę ir pasakė, kad negalima valgyti pirmą bandelės, nes tas sukyla didesnis žuolis insulino kūne. Dėl to jaučiu, kad būtų labai negeras sprendimas, bet aš to labai norėčiau, labai norėčiau iš tikrųjų suvalgyti tą bandelę, suvalgyti čipsų, kuriuos vakar pirkau iš emocinio valgymo. Žinau, kad negerai padariau, bet vakar man buvo visiškai sunku, kol kas neišmokusi pamokos, kaip planuoti savo laiką. Bet aš tai padarysiu ir bus daug geriau. Labai noriu atostogų ir manau, kad nuo vasaros truputį jų gausiu. Taip, aš pasėmiau atostogas pirmomis vasaros dienomis ir manau, kad tas laikas bus labai naudingas man kaip žmogui atsiregeneruoti po sunkių, intensyvių dienų ir daugybės susitikimų su žvaigždžių su žmonėms, su įvairiais žmonėmis. Taip, norėčiau dabar išeiti į mišką papikioti, labai norėčiau, nes gyvenu prie pat miško. Ir čia yra toks nuostabus oras ir žinot tą kvapą, kai nulyja. Ir yra miškas, ir yra pušis, ir toks saldus gamtos gaivos kvapas. Tai labai norėčiau išeiti dabar pasivaikščioti, bet aš negaliu, nes po šito video filmavimo aš kart eisiu rengtis ir eisiu į darbą važiuoti. Kol aš neturiu savo mašinos, važiuoti reikia ilgai, reikia važiuoti beveik valandą su persėdimu. Man tai labai nepatinka, aš nesu įpratusi taip daryti ir norisi kažkaip daugiau to komforto. Anksčiau buvo viskas gerai kiekviename mieste, nes buvo viskas labai arti ir važiuodavau su mašina, bet dabar vyrui jos reikia labiau. Tai va tokia situacija dabar gaunasi čia. Vis tiek labai laukiu miesto šventės rytoj. Aš žinau, kad aš pailsėsiu, aš susitiksiu savo mylimais žmonėm. Aš smagiai praleisiu laiką, gal susitiksiu su draugais, nes tikrai manau jų pamatysiu. Šiltas miesto šventės dažniausiai būna labai fainas, labai smagios. Ir ten būna koncertai, ten būna daug žmonių gatvėse, ten būna daug mogių, daug visko, daug labai visko. Kartais aš galiu mėgdžioti, nes turiu tokią kaip, pat vaikystės, nežinau dėl ko, bet mėgdžiojimą, nesutarkimas, bet kažkas tokio. Tai kartais aš galiu užsikirsti, kartais aš galiu kalbėti per greitai ir neįs nieko suprasti, kartais aš galiu malti liežuvį ir kažkas kažko nesuprasti. Aš stengiuosi visada kalbėti aiškiai, bet ne visada man tai gaunasi, kaip ir visiems turbūt niekas nesigauna 100%, nes gyvenime tobulumas neegzistuoja. Ir laikausi to principo, kad good enough 80% padarai dienos nusimatytų darbų, viskas yra labai gerai. Gali sau rašyti 80% gerai, tiek darbe, tiek gyvenime, tiek visur. Tai va, nereikia būti perfekcionistais, nors aš turiu ADHD, aš kartais labai hiperfokusuojuosi į darbus ir net nepajaučiu, kaip save išvarginu labai stipriai ir tada gaunas nesąmonės, nes galva skauda, energijos nėra, apetitas milžiniškas saldumynams, turiu priklausomybę šokoladui, dievinu šokoladą, ypač su riešutais, apskritai myliu visus riešutus, riešutai man yra fantastika, aš galėčiau valgyti ir valgyti, fainiausiai yra migdolai, anakarčiai, pistacijos, arba šiaip mišinys jų visus su rasinom, nes rasinos yra saldžios, man patinka saldumynai, bet aš noriu atsikratyti įpročio valgyti daug saldumynų ir aš bandau tą
niekas neina į tvarką, viskas į netvarką gyvenime. Netgi pažiūrėkit, jeigu imti kosmosą, tai kosmosas plečiasi ir dėl to kosmoso kūnai traukiasi vieni nuo kitų. Lygiai taip pat ir mes traukiamės nuo mėnulio, atstumas didėja tarp mūsų ir mėnulio, tarp mūsų ir kitų planetų. Tai reiškia tą pačią entropiją. Viskas eina į sunykimo pusę. Dėl to aš kažkaip remdamasi šitą informaciją suprantu, kad aš negaliu pašokinėti prieš gamtos dėsnius ir kažkaip ir tą makiažą gaunasi lengviau išvengti, neužsidėti ir kažkaip nebūti tobulai, neapsimetinėti, kad viskas yra gerai. Pavyzdžiui, dabar aš kalbu su jumis, aš kartais užsikirtu, kartais pasakau kažkokią nesąmonę, bet viskas yra ok, aš esu žmogus. Lygiai taip pat ir jūs galite klysti, galite nusišnekėti. Tai yra netgi labai patarstina kartais nusišnekėti. Šiame pasaulyje mes gauname labai daug informacijos, kuri apkrauna mūsų smegenis. Mūsų smegenis yra evoliuciškai dar akmens amžiaus lygyje. Jos negali apdoroti tokio kiekio informacijos, kurį gauna kiekvieną dieną. Ir natūralu, kad jos kartais susipainioja, susimaišo, nori atsipalaiduoti, nori pašnekėti nesąmonę, nori pasijuokti, nori pašokti, nori dingti iš to, ką patiria ir taip toliau. Ir telefonai tam nepadeda, TikTokas tam nepadeda, tam padeda atsiribojimas, nusinulinimas. Šiuo atveju mes su mano vyru pabėgom į gamtą, pabėgom į kaimą, man toliau nuo Vilniaus, nes Vilniaus miesto ritmas, aš labai norėjau visą laikį miestą, kadangi augau kaime iš pradžių, po to augau mažame miestelėje Šilutėje. Aš labai norėjau išvažiuoti į miestą, į didmiestį, nes maniau, kad gyvenimas bus žiauriai įdomus ir bus daug veiklų, bus daug draugų, bus daug visko parduotuvių, ko tu nori, to tu gausi maždaug vos ne taip, visas galimybės. Taip, čia yra galimybės, yra parduotuvės, bet yra ir tamsioji medalio pusė. Daug žmonių, daug streso, daug judėjimo, daug kamščių, daug mašinų, daug užterštumo, daug Vilniuje nėra, palyginus su kitomis valstybėmis, bet ne man yra didelis miestas, aš mielai gyvenčiau kur nors Klaipėdoj, kur nors prie jūros, kažkur, ar net kopose galėčiau turbūt gyventi. Ne, kopose negalėčiau, nes ten smėlis, bet galėčiau gyventi kažkur prie jūros, gamtoje. Man to miesto visai suprantu, kad nereikia. Aišku, reikia pagrindiniams poreikiams, taip pas daktarą nuvažiuoti, nueiti darbą, nusipirkti kažkokių būtinų priemonių, taip toliau ir panašiai, bet noriu pasakyti, kad pats miesto ritmas visiškai ne man. Aš pagyvenau Vilniuje 4 metus ir pamačiau, kad tai nėra man. Gyvenau ir Kaune prieš tai 3 metus, nes ten mokiausi, studijavau, tai Kaunas dar plius minus. Bet vis dėlto liko prie to varianto, kad yra geriau gyventi gamtoj, nes žmogus yra sutvertas būti gamtoj, ne mieste. Jisai, kadangi ir smegenys yra iš akmens amžių miestai neegzistavo, tai mums yra per didelė stimuliacija ir dėl to netgi tokie ADHD atvejų, kurie šiaip yra genetiškai nulemti, bet didžiąją dalim ir įgyti laikui bėgant gyvenam tam tikrose aplinkybėse. Tai aš labai siūlau visiems, kurie jaučia, kad yra per daug apsistimuliavę, per daug apsikrovę viskuo, trumpam bent jau pabėgite gamtą, neimkite jokių ausinių, nieko, tiesiog pasiklausykit, pastebėkit gamtą, stebėkit medžius, paukščius, bandykit įsiklausyti garsus, pastebėkit spalvas, skaičiuokit medžius, jeigu norit. Mes kažkada su broliu turim tokį kaip, mano brolis, kai dar buvo mažas, nelabai mėgdavo eiti pasivaikščioti, aš labai mėgdavau eiti Vingio parką. Ir būdavo taip, kad jisai nenorėdavo, aš norėdavau ir gaudavau sugalvoti jam kažkokį užduotį, kad jam būtų įdomu išeiti į tą Vingio parką pasivaikščioti. Ir atsimenu, kad buvo vasara, buvo nulyja. Ir žinot, kaip būna tokios sraigės ant kelio arba šliužai visokie. Ir mes einam ir matau, kad pilna tų šliužų yra ant kelio. Ir sakau broliui Aidai, nes jo vardas Aidas, sakau broli, davai žiūrėk, išgelbėkim tiem šliužam gyvybės, nes yra didelė tikimybė, kad jo suvažinėjęs dviratis užmens žmogus, nepastebės taip toliau. Ir mes visą tą laiką buvome gamtoje, su pagaliukais nuimdavom tos šliužus ir padėdavom juos į žolę. Jeigu būdavo sraigė, tiesiog už su rankom paimdavom. Tai tada prasme įprasminti savo pasivaikščiojimus taip, kaip jums norisi, kaip jums patogu. Ir tada labai pailsi galva, žinokit, iš tikrųjų labai pailsi galva ir galima kažkaip rasti būtų nors 5 minutės per dieną išeiti, kažkaip pakvėpuoti, atsiriboti ir taip toliau ir panašiai. Tai va, mano tokios mintis, aš manau, kad man visai patiko šitas formatas ir manau, kad aš tokių video padarysiu. Labai ačiū Angela Gdens ir stovėjau šitą idėją, man labai patiko. Pirmą kartą bandau tokį formatą ir man labai faina. Labai ačiū, kad jūs komentuoja, kad esate su manim kartu, kad esate aktyvus, pakankamai aktyvus, aš labai džiaugiuosi, labai aktyvi
noriu jums atiduoti savo šilumą, savo visą meilę jums. Ačiū, kad esat, ačiū, kad komentuojat, man tai labai svarbu. Sakau, dar priminsiu, rašykit idėjas, rašykit žodžius, kuriuos norėtumėt, kad aš surimuočiau, jeigu jūs to norit. Ir aš tą padarysiu, žodžiai, sakiniai, frazės, bet kas. Aš netgi galėčiau surimuoti jums asmeniškai kažką, ką jūs norėtumėt, tiesiog, nežinau, sveikinimą. Šiaip netgi tai negaliu parašyti, jeigu norit, nes man sekas tai daryti. Tai rašykit, komentuokit, kaip jums šitas video, ko norit, rašykit būtinai savo idėjas. Rašykit, ką tik norit, kokios jūsų yra mintis, tai gali netgi būt, nežinau, galit man Instagram rašyt, Erika Dobrovolskė. Tai aš mielai atrašysiu jums, tiesiog prašykit, kad čia iš YouTube, kad aš žinočiau, kad čia nešypėlė, kas rašo. Tai va, tai tokie dalykai. Ačiū jums labai ir susimatysim jau kitą savaitę. Ačiū labai tau, labai tau ačiū, kad skiri laiko.